pas mus studijoje dar porą iš ties labai įdomių, kūrybingų ir gabių žmonių. Nika Ganga, Monika ir Evaldas. Sveiki, labai faina būti. Sveiki. O tai viską darom labai paprastai. Gerai, man pagrindinis klausimas bus užduotas pats pirmas, o paskui šnekam apie bet ką. Kaip dažnai vartojate? Gerai, čia aš nepabaigiau, sakė specialiai pažiūrėti tavo reakciją. Vartojate yra kabutėse, pilnai klausimas skamba taip. Kaip dažnai vartojate kultūrą, sėdėdamas ant sofos? Labai dažnai. Tiesiog mūsų tai gyvenimo dalis, tai būtų keista, jeigu nevartotume to dažnai. Tai ant sofos mėgstu muziką klausyti, ant sofos smagu žiūrėti filmus ir visą kitą. O kas dažniau prieš akis, koks ekranas? Kompiuteris, televizorius? Kompiuteris, nes teliko jau daug metų neturiu ir neprireikė. Žinai, kad beveik kas antras kūrėjas visą laiką sako kažkaip tai televizoriaus, aš jau senai nežiūriu. Bet turiu. Vadinasi, vis tiek kartą nuo karto vis tiek įsijungi. Bet pagrindė visiems konkas. Kaip pas tave, Monika? Aš turiu šeimą, todėl kultūrą dabar vartoju, kaip tu išsireiškiai, labai limituotais tokiais, bet kokybiškesniais, nežinau, kaip unitais. Man yra daug fainiau nueiti į koncertą gyvai, kur galiu susitelkti, tai reiškia be vaikų, on my own, negu kad dienos eigoje darant maistą ar tenais tramdant savo vaikus. Tai aš sakyčiau, kad gal esu tokia labiau koncentruota kultūros vartotoja. Čia žinome, aš nekam ne tik apie muziką, aplamai, sakykime, apie meną, kiek jo galima vartoti, kiek yra menas pritaikytas vartojimui, būtent sėdint namuose. Koks žanras tavo manymu, arba žanrai, netgi meno žanrai labiausiai tinka tam? Naminiam tam būtent tam vartojimui. Tai man tai turbūt muzika. Man tai turbūt yra muzika vis tiek. Tai Spotify'us įjungtas būna gana dažnai, bet šiaip, sakau, tylos reikšmė dabar labai aiškiai išsikristalizavus yra. Todėl pašalinių fonų, aš nemėgstu muzikos klausyti kaip fono. Aš mėgstu muziką klausyti kaip kultūrą. Ta prasme, turiu galvoje kažkokį įvykį. Ir šiaip čia tokia meno tokia šaka, kurią lengviausiai pateikti namams, nes meno galerijos neatsiveši į namus. Nežiūrėsi paveikslų, nepajausi to pačio. Kodėl ne? Su šiuolaikiniais televizoriais, su šiuolaikinė kokybė. Bet vis tiek pats reljefas paveikslo ir kaip tai padaryta, paroda turi savo atmosferą. Tai nebus, manau, tas... Tu matai, jaunas esi, sakykime, bet taip kojas taupai, žinai, kai važiuoji, pavyzdžiui, kokią nors labai didelę galeriją, 2 ar 3 valandas reikia vaikščioti. Ten po valandos atbunki, nieko nematai, tai galbūt sėdėdamas namuose, stebėdamas kažką per ekraną, galbūt kažką ir daugiau gali pamatyti. Jolab gali sustabdyti, atsisukti, pasižiūrėti dar kartą. Aš manau, kad kaip tik žmonės pradėjo bukti nuo buvimo namuose. Reikia kaip tik eiti, aišku, jeigu poreikis yra, bet reikia eiti, žmonėtis, nes ten susitinki bendraminčių, namuose turėsi tik savo nuomonę, nebus kažkokios kitos nuomonės, kurią norėtum išgirsti gal. Čia dar turiu vieną dar tokį pastebėjimą iš vakar. Mes turim tokį savo ilgalaikį gerbėją jau, į A-klas jisai yra. Vakar jisai buvo knygų mugėje, mes pasilabinom ir jisai sako, sako rytoj ir visas kitas likusias dienas aš jau žiūrėsiu transliacijas, klausysiuos, nes bus labai daug žmonių, aš negaliu jau, ta prasme, naviguoti. Tokiai situacijoje turėti gyvą transliaciją ar kažkokį gyvą pajautimą per ekraną yra tokia galimybė, ar ne? Tai manau, kad visos transliacijos ar iš knygų mugės, ar šiaip eventų, kurie vyksta, ar ne, kai apie galeriją šneki, yra gerai turėti tokią galimybę ir skirtingi namų ūkiai skirtingai gali prieiti prie to, ar ne? Tikrai taip. Prasme, kiekvieno atskiras yra požiūris į meną per ekraną, bet kartais meno prieinamumas per ekraną yra vienintelė opcija žmonėm, kurie negali lengvai naviguoti. Gal turit, Monika, Evaldai, versiją kokią nors, kaip turi atrodyti menas, kad jis būtų aktualus ir išliktų įdomus po 50 metų? Tai, manau, čia reikėtų jau domėtis apie tai, kokios vertybės vis nesikeičia. Šeima, meilė, emocijos, jausmai, tai žmonėms, man atrodo, tikiuosi, nepasikeis šitos vertybės. Tai jeigu
tau tai svarbu, tai kuri apie tai turės kažkas vis tiek pajaus. Tekstai, Monika gal daugiau apie tekstus dainų galėtų pasakyti, nes tekstai, manau, irgi žmonėms ateina kaip žinutė. Visi irgi asmeniškai suprantam juos ir per savo prizmę. Taip, nes dažniausiai tekstai ir kyla iš širdies, sakykime, iš tavo išgyvenimo, sakykime, tai yra tavo jausmų išraiška. Jo, o aš tai galvoju, kad aktualus menas yra tas, kuris nėra suformuotas mados trendo kažkokio. Pastebėjau labai, kad trendinė kultūra, trendinis menas, jisai labai greitai nuvertėja tarsi. O tas, gilusis, sakykime, tas klasikinis, gilusis. Jo, iš tikrųjų, jisai gali būti revitalizuotas from time to time, ta prasme, laiks nuo laiko, ar ne, bet jisai yra nemarus. Žmonės ir atsirinka, iš tikrųjų, nes nepaslaptis yra nemažai tų atlikėjų, kas tiesiog bando pagauti bangą ir to pačiu pasidaryti komercijos, kad tik tai uždirbti daugiau. Taip. Čia vieną stilių varė, žiūrėk, už 2 metų jau kitam stiliui, nes anas tebe madingas, dabar šitas yra ant bangos, čia yra pinigai, čia galima dirbti. Tas nėra blogai, tiesiog reikia gerai išsikristalizuoti, kas yra tavo tikslas ir vertybė, kas tau yra tikslas ir vertybė. Ir jeigu taip sutampa, kad tai, kas yra verta tau, yra verta ir po 50 metų nesuniversalu kažkaip, tada tai gyvuoja. Ar teko girdėti tokią posakį frazę, visos meno mūzos po vienu stogu? Visos meno mūzos po vienu stogu. Ar teko girdėti? Ne, jaučiu gal ne. Ne. Vadinas, nei kart nebuvot atsidarę puslapio artist.tv. Jo, įtrų. Vadinasi, viską praleidot. Pasimkit, Evaldai, paduok. Pasimkit po šitą iš karto, kad žinotumėt, kur tai bus, apie ką tai yra šneka, kokie menai yra laukiami. Turėsit idėjų ir kiek. Mūsų koncepcija yra tokia, sakykime, mes užimam kaip ir nišinę šitą vietą tokią, norim rodyti ir šnekinti tuos, kas iš tikrųjų kūrė ir galbūt visiškai nesivaiko pinigų. Tai iš bet kokios meno srities. Sugalvosit performansus kokius, visada žinokit laukiami esame. Mes rugsėjo 30 dieną sugrojom, sakyčiau, pirmą savo tikrą koncertą ir nufilmavom tą koncertą. Ir tada, kai pradėjau galvoti, ar jį verta investuoti ir, ta prasme, montuoti, tvarkyti garsą ir visą kitą, pradėjau žiūrėti, kaip galėtumėm įdarbinti tą medžiagą. Ir tada sužinojau apie jūsų platformą. Tik tai, aišku, amamam, aš mama. Amamam, mes tai galim ir sumontuoti ir viską padaryti, bet tada tik nebegalėsi dėti kur nors į YouTube, o tai bus tik tai pas mus. Jo, bet esmė, kad esu girdėjusi, bet kad visos meno mūzos po vienu stogu, šiandien esu apšviesta. Iš tikrųjų, yra daugybė medžiagos, atsidarysit, pasižiūrėsit, sakykit, ir labai tikimės iš jūsų, kad ir platinsit truputėlį iš lūpų į lūpą. Žinoma, jeigu patiks, čia jokios prievartos nėra. Tai gerai, tada paskutinis klausimas dar, ar apskritai meno kūrėjams ir gerbėjams reikalinga atskira platforma, tokia kaip mūsų Artist.tv? 100%. Tiesiog Žinoma, ta prasme, nes Lietuvoje nėra per daug tokių kanalų, kurie darytų ypač gyvos grupės koncertus ir pas jūs dar ir plečiasi. Girdėjau, kad ir apie knygų aprašymus, ir teatras, ir spektakliai yra planuose. Ir vaikų žadam įtraukti. Taip, tai aš manau, kad šitokie yra labai reikalingi dalykai, ypač sklaidai ir patiems kūrėjams, nes yra daug kūrėjų, kurie gal neranda tos savo nišos ir savo sekcijos, kur jiems įlyst. Kaip pavyzdžiui, mūsų grupė, mes, jeigu pavyzdžiui, paimkime mamą apdovanojimus, tarkim, mes net negalim pretenduoti, nes nėra tokios sekcijos lentynai mūsų muzikai, nes esam vieninteliai ir tiesiog neįvyksta tas, kad išsitransliuotų, kad žmonės pasiektų. Tai labai džiaugiamės, kad atsiranda tokie ir džiaugiamės, kad jūs mus kalbinat. Ir dar čia pridedant ir paantrinant, yra kartais galvoju apie tai, kaip mes kalbėjom apie tą kažkokį nemarumą to meno, yra labai daug kokybiško ir gilaus, faino turinio, kuris niekaip negali atrasti savo buvimo tam visam vandenyne, apie tas trendus ir visą kitą, tą lengvą muziką, lengvai suvartojamą muziką arba meną, kai kalbam. Šita platforma tarsi vienyje tą... Čia mūsų pagrindinė mintis ir buvo, surinkti tai, kas yra kažkur paslėptas stalčiuose, bet iš tikrųjų yra geri dalykai, nes yra kūrėjų, kuriem visiškai net nerūpi tas klaida. Jisai savo metu patyrė tuos išgyvenimus, sakykime, ir savo kaip istoriją laiko, tik tai gal giminėm rodo. Taip. Tai visus tos norim surinkti, būtent į šitą platformą.
Tik ką, labai jums didelis ačiū ir tada taip ir sutarėm. Metus laiko dar dirbot, o paskui investuojat. Į platformą. Aš manau, kad dabar, kai jau atradom vieni kitus, bus tikrai daug lengviau ir konsultuotis, ir susidirbti. Tai tikrai tikiuosi, kad tapsim Pradžiai dalim. atsidarykit, išstudijuokit ir toliau žinokit, kad visur yra žmonės ir geri žmonės. Yeah. Skambinkit, net neturėdami pinigų, bet turėdami gerą idėją, pavyzdžiui. Okay. Mes jų irgi neturim pinigų, bet žinom iš kur rasti, jeigu reikia gerai idėjai. Tiesiog kurkim drauge, gerai? Statykim Fine. viską ant kojų, nuo to bus tik visiems geriau. Ačiū labai. Monika ir Evaldas! Nika Ganga. Nika Ganga! Gerai, kad priminėjai, jau buvo užkritęs I know, vadinimas. I know. Nika Ganga!